Veleda. Natūrali apsauga nuo pradžios. Laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis. Sveiki, tai esu tėtis Simonas ir šį kartą vėl tėvai paprastai studijoje, dvi nuostabios viešnios. Labai daug apie jūs visko parašyta, tai aš gal ir perskaitysiu, kad po to nepridaryčiau klaidų. Tai aišku, TV pagalbos narė, šitą aš jau tikrai žinau, atsimenu ir tikriausiai visi, ne, asociacija iškart. Paramos ir labdaros fondo Gėrio trupinėlis įkūrėja ir vadovė, Mato ir Emilijos mama Rūta Filėjeva. Tai labas Rūta, malonu, kad atvykai. Nu ir dar turim vieną viešnią. Master akademijos įkūrėja ir vadovė, karjeros konsultantė, tinklalaidės karjeros laiptai vedėja, veidotyros ir kūno kalbos žmonių tipologijos lektorė Laura Šukienė. Wow, va taip, tai labai labai ačiū, kad atvyko, damos. Ir kaip gyvenat? Gerai. Jauku? O, man jauku dabar sėdėti. Aš visą laiką nejaukiai labai, Laura, prieš tave sėdžiu. Ne, viskas gerai. Taip, nu, gerai. O šiandien pakalbėkim ne apie mane, pakalbėkim gal ne visai apie ką tie mūsų veidai kalba, pakalbėkim apie paauglystę. Esat paauglių mamos, ne, aš dar kažkaip toli šitoj temui, bet jūs turėsit mums ką papasakoti. Tai gal pradžiai, Rūta, į kokias klases eina vaikai ir koks tas ruduo šiemet prasidėjęs? Tai dukra 8-okė, o sūnus 3-okas. Ai, tai dar ne paaugliukas. Tai galiu pasakyti, netikėtas. Jisai netikėtas. Nelauktas, netikėtas ir kažkaip su kiekvienais metais nelabai aš to rudens laukiu. Ačiū Dievui, mano vaikai vis dar laukia. Ai, ruduo nelauktas. Nelauktas. Aš gal sūnus nelauktas, netikėtas. Ne, ruduo nelauktas. Okay. O tau, Laura? Ruduo. Aš tai visada labai laukiu, nes tai yra ir mano akademijos nauji mokslo metai, ir dukra į naują mokyklą, gimnaziją, tai 9 klasė, jau ta pirma gimnazinė, tai iššūkių labai daug, bet abi su nekantrumu laukiam. Aš ne. Man tiesiog dėl oro gal. Viskas fainai rudenį, visi visur grįžta, visus gali pasiekti, bet tas oras, nors nieko nesakau, rugsėjais buvo tikrai vasara, ne? O kaip į mokslai vaikams? Puikiai sekasi ir kaip tu pati įsitrauki į mokslus, ar va, tavo vaikai tiesiog taip mokosi patys ir jiems viskas gerai sekasi? Nu, ačiū Dievui, kad dukra mokosi pati. Tikrai nebuvo taip iš karto, tikrai teko įsitraukti, bet su laiku ji tapo labai savarankiška ir dabar aš jos nei namų darbų netikrinu. Prie tamo dienyno prisijungiu, bet irgi labai rami prisijungiu, pasižiūriu, pažymiai geri, viskas tvarkoja. Net į susirinkimą, tiesą sakant, nenuėjau. O kvietė? Kvietė, bet aš pagalvojau, kad viską aš ten žinau, nieko naujo man nepasakys. Paskambinau auklėtojui, pasišnekėjom ir... O neėjai, nes tiesiog toks pasitikėjimas ar laiko nėra? Laiko nėra. Laiko gyvenime. Tai va tas rugsėjais tuo ir sudėtingas turbūt, kad labai sunku įsivažiuoti ir susiderinti. O mažiukas? Nu, mažiukas jau. Nu va, o mažiukas, tai nepasakysiu, kad nereikia įsitraukti ir būčiau žiauriai laiminga, jeigu nereikėtų įsitraukti, nes jis pamokas ruošdamas žiūri per langą. Visą laiką žiūri per langą ir nuo šio rugsėjo mes susitarėm, kad visus namų darbus jisai paruoš mokykloje. Kol kas mokytoja nieko nesakė. Dienyną atsidarot, nes aš atsidariau savo antroko praeitą savaitę, ojei, tai mes praeitą sekmanį sėdėjome iki ryto, nes ten tiek visko. Ir iš tikrųjų, belekiek, ar daugiau dabar vaikai mokosi, ar čia, man nežinau, nes man tie krūviai ten, kur atsidarai ir turi ten tos deimantuko auksą ar kažką ten surinkti, tai ten gali 4 valandas sėdėti, jeigu nori to deimantų. Ir man tai atrodo visiškai nelogiška, bet šiaip, didesnis vaikams krūvis šiais laikais, Laura? Aš tai manau, kad didesnis. Taip, realiai, žinot, aš girdėjau tokį vieną posakį, vieno žmogaus, net neatsimenu net jo vardo, tiesą sakant, bet man tai įstrigo taip ilgai, todėl, kad jisai buvo kompiuterių specialistas ir aš jo klausiu, sakau, tu man paaiškink, sakau, kaip tie vaikai taip greitai įsisavina tas visas programas, o man taip, sakau, sunku su ta visa IT sistema ir taip toliau. O jis atsisuka ir sako, žinai, tu tai esi 80-ų instaliavimo kompiuteris, a jie tai 2000-ųjų, 2010-ųjų, sako, jauti skirtumą. Sakau, supratau. Tai vat jų kompiuteris leidžia ir įsisavinti tos informacijos gerokai daugiau. Ir galbūt čia mums taip atrodo, ne? Gal jūs smegenim visko ten yra... Taip. Nu, aišku, sistema tikrai yra labai dabar kraunama, perkrauta, netgi vadinkim taip, ir netgi toks kaip
Mūsų laikais, iš tiesų, jeigu gerai prisiminus, mes neturėjom tokios ligoto požiūrio į tos mokslus. Dabar tarsi tai yra absoliuti gyvenimo prasmė. Ir man kartais to gaila, kad neieškoma vaikuose jų talentų, jų tų iš tikrųjų gabumų, o verčiami jie į tą vienodą stilistiką, į tas vienodas taisyklės, tą vienodą programą įsilieti privalomai. Ir tėvai dar, kas be ko, labai iš jų reikalauja daug. Ir bando jiems padėti, sėdėdami prie tų pamokų. Ta pati ir aš dariau. Bet tu supranti, kad ar tikrai vaikas laimingas taps labiau turėdamas 10, o galbūt jis laimingas bus turėdamas 8 ar 7. Ne? Tai kur ta riba? Tai o kur ta riba? Man tai atrodo, kad 7-8 yra pakankamai neblogai, jeigu neperkaisti, nesudedi viso savo laiko ir pasieki tą rezultatą, kuris pakankamai tenkina ir dar jautiesi turintis galimybę kažką kitą nuveikti. Pavyzdžiui, sportuoti. Nežinau, nes man toks jausmas, kad mano vaikas mažas, bet jis auga ir aš matau, kaip atkrenta jo komandos draugai, nes atseit daugiau mokslų atsiranda ir tada jie nusisuka kaip ir į mokslus turbūt ir pradeda kentėti. Nežinau, ar čia sportai sako, kad mokslai kenčia nuo sporto. Niekada nesako, kad sportas kenčia nuo mokslų, nes tipo tai nelabai svarbu. Vat, kad mokslai nuo sporto nukentės, va čia yra labai svarbu. Kaip kenčia? Iš tikrųjų tai pasakykim, kad tavo dukra yra aukščiausios klasės šokėja, taip? Ir ne tik tai. Profesionali sportininkė ir niekam neįdomu, kad jai varžybos, pasakysiu. Kad atstovauja Lietuvai, ne? Pasakysiu tiesą. Per karantiną teko mums keisti mokyklą. Trumpam, o keisti reikėjo dėl to, kad mums padarė antrą pamainą, neatsižvelgdami į tai, kad vaikas yra profesionalus sportininkas. Na, meskit sportą. Po tiek metų aš sėdėjau, verkiau, ten visko buvo, aš prašiau, kad tik palikit vaiką toj mokykloje, bet mes keitėm visgi mokyklą, metam laiko išėjom į kitą ir ten nustebino, aišku, buvo tikrai labai nuostabi auklėtoja, bet grįžus po varžybų, paėmus prizinę vietą, auklėtoja manęs atsiprašė, sakydama, kad atsiprašau, aš negalėsiu jūsų vaiko pasveikinti prieš visą klasę, nes niekas nesuprasto. Tai nežinau, iš tikrųjų tikrai labai tiesa, kad talentas vaiko visiškai neįdomu, tik mokslai ir pasakyti direktoriai, kad vaikas turi išvykti į varžybas, yra draudžiama. O kaip daryti, Laura? Ką? Nu, čia mes susėdę, aišku, švietimo sistemos nepakeisim. Nesuprantu, iš tiesų nesuprantu ir aš manau, kad tokie vaikai turi būti pavyzdžių kitiem vaikam, kad tu gyvenime turi siekti kažko daugiau, ieškoti savęs daugiau. Nes iš tiesų, jeigu mes jų nepagerbsime, įsivaizduokit, kaip krenta jų pačių motyvacija, ne? Ir tada pradeda sakyti, kokia prasmė to ir taip toliau. Aš atsimenu labai gerai, mano dukra Lietuvos talentuose pelnė 2 vietą, kai grojo būgnais. Ir žinot, aš nustebau dėl kito dalyko ir gali būti galimai tai yra priežastis, dėl ko ta auklėtoja taip nesako. Nes aš labai gerai atsimenu, kaip jinai laimėjo 2 vietą, jinai buvo tada tik tai ten, Jėzau, gal 3 ar 4. Direktorius atėjęs ranką jai padavė ir ją pasveikino. Tai dėmesio jinai gavo labai daug, bet iš vaikų gavo priešišką dėmesį. Nes suprantat, nuo kažkokių tai lyderių klasės nusisuko dėmesys į kažkokią mažą mergaitę ir tai atsirado pyktis ant jos klasės. Suprantat? Tai, bet aš vėlgi sakau, tų vaikų elgsena tai turbūt yra vis tik tai atėjus nuo tėvų, nuo to auklėjimo namuose, nuo tų vertybių, kurios diegiamos, ne? Ar tokius vaikus palaikyti, sveikinti ir sakyti, wow, kaip tu gerai pavarei, tu mum garbė, kad tu esi mūsų klasiokė ir tokios pažangas darai, negu, sakykime, sakyti, ai čia, žinai, niekam tikus, prastai dėl to mokosi, ne? Va, tarsi kažko, aišku, aš nežinau, kaip mokos, bet, kaip prielaida. Va, už tai apleido mokslus. Tai va, tai, tokia sistema, kodėl taip auklėtoja nepasakė, aš tiesą sakant, nežinau, nes kiek žinau, kad šiaip mėgsta tokius vaikus mokyklos ir jie nori, kad tokie talentingi vaikai būtų jų mokyklos ir jų klasės. Na, tikrai ne mūsų atveju. Ja. Tikrai, kiek aš esu susidūrusi, tikrai niekas nesveikina, niekas nesidžiaugia. Ir tiesa, kad iš tikrųjų tai ateina ne tik iš tėvų, bet aš manau, kad ir mokykloje auklėtojas, mokytojas labai daug ką gali pakeisti ir vaikus paskatinti, paraginti, kiekvieną kartą pasidžiaugti kažkieno pergalę. Tai aš irgi pakelsiu uniką taurę už visus tos talentingus ir vaikus, ir už jų tėvus, kurie, nežinau, turbūt deda daug pastangų. Aš dar nežinau, ką reiškia turėti talentingą vaiką. Aš pasižiūrėsiu, ar jie tokie gimsta. Ar gimsta tokie vaikai? Taip. Ar juos čia tėvai padaro tokiais? Ką? Balio saloje yra toks posakis. Aš esu girdėjus, aš pati ten nebuvau, bet atvežė žmogus vienas. Yra posakis toks, kad kiekvienas vaikas gimsta Dievu. Ir tik su laiku
pat atitinkamai kokioje jis yra aplinkoje, tampa žmogumi. Tai vat kokį žmogų mes užauginame ir ar mes atskleidžiam tą talentą, vat ir yra didysis klausimas. Tai vat irgi įdomu, kaip dukra tą talentą atrado. Okay, kaip atrado? Tai labai paprastai, jinai buvo judri mergaitė, aš aukšta, jinai galvojau bus aukšta ir man kažkaip atrodė, kad tai galėtų būti kartu ir šokis, ir sportas, kad laikysena būtų tvirta. Ir tiesiog pasiūliau jai nueiti šokti, įtraukiau į tai ir kai ji pradėjo šokti, tada aš jau ją norėjau iš ten traukti. O kokie šokiai? Pramoginiai, taip. Ir norėjau iš ten traukti, o tada jinai Kodėl? Todėl, kad aš supratau, kad su kiekvienais metais tas sportas taps vis brangesnis, kad sudėtinga iš tikrųjų būti pramoginių šokių šokėja. Karas dėl berniukų turbūt nepaslaptis. Jų mažai. Jų mažai, taip. Ir jie, pasakysiu, tokie labai pasitikintys savimi ir ten berniukai turi savo vertę, o aš kažkaip labai norėdama užauginti dukrą su teisingu požiūriu į vyrą, visada priešinausi tam. Bet jinai į kiekvieną mano pasiūlymą, kad gal jau metam, jinai sakydavo, tu juokauji. Tai va, juokaujam iki šiol. Tu juokauji, sako. Dabar ir aš jau šoku beje. Rimtai? Taip. O prieš tai niekad nebuvo tipo šokio? Niekad. Va, kaip gali patraukti. Patraukti, ne, vaikai mus į tą. O kodėl? Dėl to, kad patinka, kaip jinai šoka? Man patinka, kaip jinai šoka ir pagalvojau, kad, ir aš labai tingiu sportuoti, o keletą kartų per savaitę nueiti pašokti yra labai faina. O tai berniukai iš kur gauti? Tai be berniuko, vyras neleistų su berniuku. Aš ir tai jau ten, ne, vyras ne, bet... Čia mano situacija, mano žmona irgi eina į tuos šokius, kur daug moterų tiesiog šoka ir nėra berniukų ir man kaip ir ramu, bet sako, einam kartu, o aš nežinau, man kažkaip... Galit neiti. Ne, va, aš galvoju, kad ten labai puikiai sekasi kažkaip ta bendruomenė graži, nežinau, tų moterų. Bet reikia berniukų, tai jeigu berniukai nori šokti, tai leiskit tos berniukus ir pašokti, gal kažkaip dar pas mus yra, dėl ko nėra tų berniukų, galbūt kažkaip čia tas šokėjai, ne, kažkoks požiūris vis dėlto, dėl ko nėra berniukų šokios. Taigi mėgsta visi vaikai šokti iš esmės, jis nenukreipia jų. Aš pastebėjau tai, kad turbūt mamos dažniausiai nori berniukus atvesti ir kai berniukas pradeda augti, jisai pradeda suprasti, kad jisai gal nelabai nori. Ir tada jau prasideda kova su mamos su berniuku ir kuris laimi, tas laimi. Arba lieka, arba nelieka. Nu jo, gal tėčiai mažiau veda. Nu, nebent kažkuo su šokiu susijęs tėtis, nežinau. Rečiau. Ir šiaip aš tų paauglių net... Laura, kokie paaugliai yra šiaip dabar šiais laikais? Jie yra kitokie, pakitę, tokie patys, kaip mes buvom. Nu gerai, dar ne mes, gal yra dar jaunesnių, bet iš esmės pasikeitė? Iš vis istoriškai. Paauglio pavadinimas arba tokia kaip amžiaus kategorija ir grupė, jinai atsirado, žinokit, ne taip senai. Jinai ten tikrai po to Antrojo pasaulinio karo tik tai atsirado, nes kodėl? Todėl, kad anksčiau būdavo vaikai ir būdavo suaugę, kadangi tuokdavosi anksti ir reiškia, tu vaikas esi tol, kol neturi savo šeimos. Kada tu turi šeimą, reiškia, tu ir tos vertybės buvo visai kitokios, tai yra šeima ir visus šitus dalykus. Po to, ilgainiui jau evoliucijai vykstant ir panašiai, atsirado tokia kategorija kaip paaugliai. Ir dar negana to, 3 paauglių grupės. Tai va, tai taip, kad jūs, ponas Simonai, turite jau paauglius, manau, nes 12 metų yra nors kam nors, 11, 12, ne, dar 10, ne? Ne, dar? Nu, tuoj bus 10. Taip, 10. Tai žinokit, yra ankstyvoji paauglystė, Jaučiu. taip, kuri yra nuo 9 iki 12 metų. Tai aš ir sakau, yra jau toj kategorijoje iki 12 metų, reiškia, pirmoji paauglystės etapas. O kas tu, pavyzdžiui, toj pirmojoje būna, kažkas ten į draugus pradedi labiau, nu, bet kažkokie vis tiek kaip atpažinti? Užuost tą pirmąją paauglystę. Atpažinti labai paprastai. Šiaip iki 12 metų vaikai, jiems prioritetas gyvenimo, kaip sakyti, svarba pati didžiausia yra tėvai. Tėtis arba mama, nesvarbu, gali būti ir vienas, jeigu šeima, sakykime, išsiskyrus. Tai yra tėvai. Po 12 metų jis eina į socializaciją, jam jau reikia draugų. Ir kartais tėvai, sakydami, ko aš dažniausiai susiduriu, sako, mano, žinai, paauglystė, jau nebereikia jam manęs, reikia draugų, tai yra normalu. Nuo 13 metų vaikai nori socializuotis. Beje, čia dar ilga tema, bet karantinas labiausiai paveikė tuos vaikus, kuriems buvo 12-13 metų ir didžiausias bus jų, kaip sakyti, žala padaryta, kadangi jie negalėjo socializuotis. Nu, bet čia kita tema. Tai va tie pirmieji požymiai 9-12 metų turėtų būti tai, kad jie
pradeda fiziologiškai keistis, vieni anksčiau, kiti vėliau, mergaitės anksčiau, jau jie pradeda suprasti, kad jie bręsta, kažkas su jais vyksta. Taip pat, aišku, ir smegeniai pradeda darytis tam tikri dalykai, kai tu pradedi save pažinti, kažkas su tavim ne taip, to pradeda dominti įvairios kitos temos, jau nebevaikiškos. Kartais užduoda tokius jau keistus klausimus, ne? Jau panelės nori žiūrėk ir nagus lakuotis, taip toliau. Aišku, berniukam vėliau tas ateina, jiems ta paauglystė nuo 12 galima sakyti ateina. Bet pirmoji kategorija yra 9-12 metų. Antroji, pati sunkiausia, tėvam dažniausiai yra 13-15 metų. Vat iki maždaug 16-15. Ir vat kaip praleis vaikai šį periodą, vidurinį amžių, nuo to priklausys, kaip ta vyresnioji paauglystė nuo 16-18 praeis. Ar jie taps tie tokie, sakau, paauglių kategorija, kurios aš vadinu, kadangi su karjera daug dirbu su tais vaikais, ir ar jie tokie, kur aš vadinu akmenėlį prakalbėk, jie užsidaro savyje, įgauna daugybę kompleksų ir taip toliau, ar jie būna labai drąsūs, ieško savęs, žingeidus pasauliui, ateitį labai rimtai planuoja ir taip toliau. Tai vat tas periodas 13-15 vadinasi pats sudėtingiausias. Mhm. Tai dabar šitam kaip ir gyvenam, ne? Tai kaip ir gyvenam, bet taip aš klausau ir galvoju, iš karto kažkodėl nuo dukros peršokau prie sūnaus ir galvoju, bijau sūnaus to 13-15. Aš irgi bijau sūnaus. Nes dukros jau pusiau 15 jau beveik. Aha. Tai aš galiu pasakyti, kad nuostabi paauglystė. Nuostabi, negaliu niekuo skūstis, kiekvieną dieną dušas, rūbai išlyginti, stengiasi gražiai atrodyti, pamokos paruoštos, brolį auklėja, faktiškai jinai beveik mama tapo šiuo metu, jinai įsivaizduoja, kad jau gali labai stipriai auklėti brolį, tai tikrai dukra džiaugiuosi, bet su nerimu laukiu sūnaus, nes jam prasidėjusi jau ankstyvoji paauglystė, jam 9 ir jis jau man kalba apie tai, kaip jisai išeis iš namų. Jau laukia to laiko ir atsiguldamas į lovą vakare klausė sesės į kitą kambarį, o tu nesiruoši, sako, išeiti. Jis iš kito kambario, eik tu durniau, sako. Tai žodžiu, jisai jau ruošėsi, o būdama 15, sakė, dar liks pas tėvus. O kas būna, tai va kaip vaikai, pavyzdžiui, kur labai viskas gal aišku, pavyzdžiui, būreliai ten tau ramu, turi tos draugus, ne, ir gal tada mažiau blaškaisi, kodėl pradeda vieni taip maištauti, o kitiems viskas taip eina ir praeina. Nu, čia tokios jau kaip ir 2 temos gaunasi. Ir aš turbūt gal labiausiai sakyčiau, taip kaip vaikai keičiasi, tai iš tiesų labiausiai įtakoja jo aplinka. Nu, vienareikšmiškai. Vat mes galim pavyzdžius, aš 100 galėčiau pasakot, kaip pavyzdys, jeigu berniukas prie mamos, labai, kaip sakau, jaukus, geras, šiltas, mielas ir visa kita, ir staiga, netikėtai, pavyzdžiui, klasėje arba kažkokioj tai užklasiniai veikloj, jis atranda draugų būrį arba draugą, kuris pradeda daryti jam įtaką. Ir dažnai nelabai gerą įtaką. Ir pradeda sakyti, tu mamyčiukas, tu toks, to noks. O kadangi tas greičiausiai draugas jam yra autoritetas ir lyderis jo, jis turi link jo lygiuotis. Ir tai jis pradeda keistis, jis pradeda maištautis, jis sako, mama nelysk, mama čia nesibučiuokime, kaip būna, ne. Ir taip toliau, tai vat, tas mažųjų tų paauglystė, vadinkim taip. Tai o šiaip paėmus, kuo vaikas yra labiau užimtas, turiu omeny, ne mokslo vien užimtas, bet turi ir užklasinės veiklos, pažinti save, jis susiranda naujas bendruomenės, naujus draugus ir tai daro labai gerą įtaką. Aš prisimenu pati, aš neturėjau laiko, kada pagalvoti apie blogus kažkur nueiti, nes man buvo mokykla, muzikos mokykla, drama, šokiai. Aš, nuo ryto iki vakaro buvau užimta ir aš turėjau skirtingas bendruomenės ir aš labai džiaugiuosi dėl to. Aš turėjau galimybę save įvairiose srityse atrasti. Ir plus neįsivelti bereikalingus dalykus. O mačiau šalia, kurie turi labai daug laisvo laiko, prasideda laisvės, prasideda bariukai, laisvi plotai ir taip toliau. Tai aš esu už tai, kad vaiką neapkrauti, o atrasti jo mėgstamą užsiėmimą ir veiklą ir tenai jį pilna koja įvesti. Ir tikrai ne mokslai yra svarbiausia, aš tą galiu tikrai patvirtinti. Ok, o dabar čia sėdi ir žiūri į ekraną ir burba viena. Gal 2, gal 3. Nežinau, kiek jūsų burba, bet o kada vaiko vaikystė, jeigu jisai ten tik tai nuolat į būrelius eis po pamokų, tai ten namų darbus padaro mokyklai, tada į vieną būrelį, 2, 3 grįžta ir vis. Tai kokia čia vaikystė, tai kieme turi būti, dėl to tie kiemai dabar tušti, nes tie vaikai turbūt visi į būrelius ir,
Tai ar tikrai vaikai perkaista tuose būreliuose, nu kad sako, sudeginsim būreliuose vaikų smegenis ir jiems bus labai, labai sunku, kaip pas jūs? Tai mane tai net kunigo administratorė barė, kai aš nuėjau pirmai komunijai užrašyti ir paprašiau paderinti šiek tiek grafiką. Tai sakė, jūs atėmėt iš vaiko vaikystę, sakau, jinai lanko tik vieną būrelį. Laisvai į bažnyčią nueit, kada nori, jūs atėmėt galimybę. Ir, ką padarysi, pasakė, buvo, bet mano vaikai turi absoliučią vaikystę, jie nuolatos kieme, aš neįsivaizduoju, net dukra profesionaliai sportuodama, jinai vis tada turi laiko išeiti į kiemą, pabūti su draugiam, nenori važiuoti sportuoti, nevažiuok, pabūk šiandien laukia, nenori šiandien, dabar mokytojas, jeigu išgirs, tai bus man blogai, neparuoši namų darbų, neįvyks tragedija. Eik į kiemą, jeigu nori, bet tu turėsi tiesiog padaryti tai kitą dieną. Aš duodu jiem vaikystę, vasarą jie grįžta, kada nori iš lauko, bet ateina laikas, kada jie grįžta į savo būrelius, į savo pareigas ir manau, kad tai yra suderinama. Nežinau, turbūt nebent jeigu labai jau sėdėtų prie pamokų, prie knygų, bet aš tikrai nesu ta mama, kuri perspaudžia, kad mokykis ir dar kartą mokykis, tai ir viskas gaunasi. Okay. O tai kaip? Perdėks? Aš pasakysiu taip, dėja, bet dabar didžioji dalis vaikų laisvalaikį įsivaizduoja buvimo su telefonu arba kompiuteriu. Okay, Va tai yra didžiausia bėda. Todėl, kai sakau, būreliai, kokie jie bebūtų, jie suteikia galimybę vaikui nepabūti prie tų mobilių telefonų ir tų kompiuterių. Mūsų vaikystė buvo kitokia. Mes žaidėm kieme, braižėm ant asfalto su kreidelėm, žaidėm klases ir visa kita, mes lakstėm, bėgiojom su nubalnotais kelienais. Dabar dėja, ypatingai ta jau, vadinkim, antroji paauglystės periodu, jie pagrindė sėdi telefonuose. Ir aš kai turiu, tarkim, stovyklas, įsivaizduokit, vyksta kokia nors edukacija, yra pertraukėlė, visi prie to bliūdo, puodo, kuriame yra pilna mobiliakų pridėta, puola tiesiog kaip. Aš jums papasakosiu kitą istoriją. Viena mokytoja trečiokų pasakoja. Sako, pas mus tradicija, kad visi vaikai turi prieš pamoką susidėti telefonus į dėžutę, kuri yra ant auklėtojos stalo, mokytojos stalo. Prieina prie manęs, visi sudeda tos telefonus, sako, prieina prie manęs viena trečiokė ir sako, mokytoja, ar aš galiu persėsti va čia į pirmą suolą? Sakau, kas tu nematai, ar kas yra? Ne, kad arčiau būčiau savo telefonu. Tikrai istorija. Tai mes supraskim tai, kad jų tai yra kažkokia kūno dalis jau tapusi, ne? Tai kuo mes daugiau jį atplėšime, nes klausimas, ką tie vaikai veikia kieme. Greičiausiai yra sulipę į tos telefonus ir aš nesakau, kad mes jų netribosim, viskas. Jau karta kitokia ir mes turim tik su tuo susidraugauti ir maksimaliai jiems padėti gyventi tikrą gyvenimą. Ir kartais man patinka, kai ateina vaikai pas mane ir pasako, sakau, nu tai kur tavo telefonas? Sako, aš noriu gyventi tikrą gyvenimą. Ir dabar toks net posakis naujas yra, aš visada vaikams sakau, gyvenkit tikrą gyvenimą su tikrai žmonėmis. Tai vat, turbūt ta užklasinė veikla, sportas ir visa kita yra labai naudinga atsiriboti ir daryti ilgesnės pertraukas tarp tų telefonų. Okay, bet profesionalus sportas tai atrodo jau kažkaip, žinai, kaip ten bent jau viena treniruotė per dieną visada, arba, nu, jo turbūt daug, ne? Jo daug, tikrai daug. O varžybos dar visokios, tai... Tai tiesiog tai yra periodai, kada ruošiasi varžybom, tai tikrai reikia padirbėti, bet mano vaikai su nubrozintais keliais, jie žaidžia slėpgaudžius, jie būna laukia ir jie tikrai neįlindę į telefonus. Ir ką pastebėjau, tai mamos yra labai įtakojančios, mamos, tėčiai. Aš buvau susirinkime ir auklėtojas pasiūlė surinkti telefonus. Ir tėvų, ne? 50 ne tėvų, vaikų, kad prieš pamoką surinktų, padėtų. Ir 50% tėvų pasisakė už tai, kad neatimkit iš mano vaiko telefono. Tai čia, man atrodo, tėvai truputėlį jau kitokie negu vaikai, nes jeigu tėvai vis dar puoselėja tas senasias savo vertybės, kažkokias savo vaikystę prisimena ir leidžia vaikam gyventi tą tikrą gyvenimą, tai neturėtų būti tokių problemų. Už tai susirinkimą ar ne jau? Juokauju. Nes atims telefoną. Ne, jei neslaiko, nes būtų atėmė. Ir aš negalėčiau be telefono susirinkime išbūti, nu, ir man sunku be telefono. Bet mano vaikai dar neturi. Nu, nėra. Yra vyresnioji, kai reikia kažkur, tai jinai turi, bet mano vaikai gyvena tą skausmą,
kur klasė yra išskirtiniai, nežinau. Ir man atrodo, kad viskas kol kas su jais gerai. Jeigu jie nori, pasiema mano telefoną truputį kažką ten pažais, bet nematau poreikio, kad būtinai reikėtų. Nes ten iškart tikrinti, man atrodo, į dar vieną socialinį burbulą, į bendryšių burbulą, kur yra susirašinėjimai. Aš pažiūrėjau, tų trečiokų susirašinėjimai ten baisus. Ten tie santykiai narpliojami, ten pyksta, ten patyčios, ten bendri kažkokie čiatai. Ir aš kaip perskaičiau, nes pas mano telefone tai vyksta. Ir tada pagalvojau, wow, jie jau ten gyvena visiškai realiai kitokį gyvenimą. Aš atsimenu, kada aš SMS pirmą rašiau, ten rašiau ir kažkam ten, tada lauki tų progų, kada nemokamas 3 sekundės ten paskambin. Dabar visiška laisvė, ką nori dėti, paveiksliuką dėti, audio, video, siūsti ir tas bendravimas toks po mokyklos virtęs. Tai nežinau, kur tai nuves, bet jie tai gyvena ir jiems tai atrodo jų gyvenimo dalis, kaip ir sakė, tai turbūt normalu. Gerai, apie dar šiandien norėčiau pakalbėti, kaip šiaip reiktų su tais pačiais paaugliais gyventi, nepamirštant, kas esi tėtis, mama, ar reiks stengtis būti draugais. Kaip tu esi savo dukrai? Nu gerai, dukra vyresnė apie sūnų, tai draugė tokia, ar mama su griežtom ten kažkokiam taisyklėm, kur jinai laikosi, bijo biškį dar? Nu, aš esu draugė, mes dalinamės drabužiais, mes naudojamės beveik jau vieną spintą, mes einam kartu į parduotuvę. Tai jinai aukšta irgi, ne? Aukšta, taip, ir mes jau visiškai viskuo dalinamės. Ir mes dažnai apie viską galime pasikalbėti, bet jeigu matau, kad jau lipa ant galvos, tai aš primenu, kad aš esu mama ir ne tai, kad bijoti, gal ne tas žodis galbūt būtų tinkamas, paprasčiausiai neturi pamiršti, kas yra tėvai, neturi pamiršti pagarbos ir, neturi nusileisti. Aš netgi ir visada mokau su mokytoja, kaip bendrauti, ką parašyti mokytojai. Tai ir parašyk, gerbiama mokytoja, žiūri mane. Nes dabar vaikai kaip pripratę mokytoją tu vadinti. Kas svarbiausia, nuo darželio vaikas jau yra pratinamas auklėtoją vadinti tu. Man atrodo, tai nenormalu. Vaikas turi mokytoją, auklėtoją kreiptis pagarbiai. Lygiai taip pat namuose nepamiršti, kad mama yra mama, ne tik draugė. O kaip turėtų būti? Čia kiekvieno šeimos pasirinkimas ir vertybės. Aš žinau labai puikiai, kaip mano mama į savo mamą dar kreipiasi jūs. Aha. Ir aš augau toje aplinkoje, aš į močiutę tą pačią irgi jūs, mes gyvenom kartu. Ir man būdavo visada keista, nes mano mama yra tu, yra mano draugas, ne? Bet aš visada nuo pat vaikystės labai daug domėjausi ir ta paauglių tema man yra tuom įdomi, kad aš jau domiuosi nuo tada. Pirma mano knyga buvo perskaityta, kai dar mano dukra buvo mano pilvelė, tai beveik prieš 16 metų. Ir aš pradėjau to domėtis ir aš supratau vieną dalyką, kad aš vis tik tai noriu būti draugu. Mano prioritetas ir aš už tai, kad mes su tėvais turim būti draugais. Dabar, kada ta riba, aš ją vadinu pagarba viens kitam. Lygiai tą pačią pagarbą ir savo akademijoje, vaikai, kurie ateina pas mus nuo 9 iki 16 metų, aš sakau, pas mus yra tik viena taisyklė. Vienintelė. Pagarba viens kitam. Nes tame slypi viskas. Iš tikrųjų viskas. Jeigu tu trikšmauji, reiškia, tu negerbi net savo draugų, kuris kalba, ne? Jeigu tu vėluoji, tu negerbi lektoriaus, kuris tau kažką pasakos. Ir visame tame, netlikus net pamokų, tu negerbi mokytojo to paties. Tai mano atveju yra tai, kad tai yra besąlygiška draugystė mūsų yra. Aš žinau praškai visas jos paslaptis ir aš džiaugiuosi, kad jį to dalinas, nes kažkada ateis laikas, kad jie pradės mažiau vis dalintis. Ir aš už tai, kad išlaikyti maksimaliai santykius. Bet tai yra darbas. Tai aš jau tai suprantu gerai ir nuo kada reikėjo pradėti, nuo vaikystės pačios tikriausiai, ne? O jeigu ten pridarai klaidų, tai... Viską galima ištaisyti. Galima viską ištaisyti. Ir žinot, kaip yra, aš kai sakau, kas yra pagarba? Ne tik vaikas turi jums jaust pagarbą, bet ir mes vaikui. Ir jeigu mes vaiką vertinsim kaip vaiką, tai jis mus ir vertins kaip kažkokį mamą, tėtį, dėdę, tetą ir taip toliau. Bet jeigu mes į jį kaip su draugu, o ką reiškia su draugu? Aš nuo pat mažumės, ar buvo 3 metai, ar 5 metai, aš kalbėjau akių lygyje. Tai yra pirma taisyklė kalbėti su vaiku akių lygyje. Nes jeigu mes jau stovime aukščiau, mes automatiškai jau liepiamoji nuosaka. Kai mes sėdim, ar pykstamės, ar baramės, ar dar kažkas, mes sėdime akių lygyje. Jau tai yra, sakykime, vienodo statuso žmonės. Ir niekada
nevartoju tokio žodžio, tu dukra, tu turi man paklusti, tu privalai ir taip toliau. Niekas nieko gyvenime neprivalo. Bet žinot, paradoksas tame, kad aš neturėjau, aš vis laukiu, kadagi ta jau, kai sako, paauglystė ateis, ją jau va 16 po poros mėnesių ir nėra. Tos paauglystės. Nėra. Aš tik stebiu jaunos merginos brandą su jos labai pamatiniam vertybėm. Tai aš manau, kad svarbiausias dalykas yra pamatinės vertybės, pagarba viens kitam ir, aišku, ribos nustatytos. Tam tikros, ne? Ribos. Ir ištaisyti kokie pasakysiu taip. Pradžia ištaisimo turėtų būti rimtas atviras pokalbis. Ir nesvarbu tam vaikui 8, 10, 15. Rimtas, atviras pokalbis, išeiti dviese, pasivaikščioti mišku ir pakalbėti. Ir pasakyti, žinai, mūsų santykiai dėja, bet kažkur tai nusivažiavo. Kaip tu galvoji, kur tos priežastis, pasikalbam. Aš noriu gražinti mūsų tos puikius santykius ir aš manau, kad tu taip pat nori. Šito atvirumo net laiko nei vienas vaikas. Pabandykite. Labai norėčiau užbaigti pokalbį dabar ir varyti. Iki sūnaus, iki mokyklos įsitraukti ir biškai pakalbėti. Nes atrodo, kad nieko neįvyko, mano dukros mielai man pasakasi viską, o jisai mielai pasakasi mamai. Ir niekaip nesuprantu, tipo, kur čia įvyko, kodėl, tai sako, tau mama pasakys. Ir tai bijo kažkaip, ne? Arba aš kažkaip turbūt sureaguoju, nežinau, aš į dukras kitaip turbūt reaguoju. Yra skirtumas, kaip vyra reaguoja, pavyzdžiui, mano žmona su dukrom aštriau, su sūnum jinai meiliai. Aš su dukrom meiliai, o su tuo aš kovoju, nors atrodo, kai būnam dviese, man ten idealu, bet kai būnam visi, tai aš kažkas mums jisai, nežinau, nesuprantu ir labai man, bet dabar pradžiuginot, nes iš tiesų buvo liūdna, nes galvojau, kad viskas ir čia aš jau pridariau su 8-mečiu iki tiek, kad nieko nežinosiu apie jį. Tai... Ne viskas tvarkoja, tik tai aš nugirdau vieną tokią frazę, kaip jūs sako, tėčiai, mamos truputį kitaip ir tai viena iš svarbiausių dar viena taisyklė, kurią aš išmokau ir žinoma, aš sėmiausi tos patirties iš knygų, literatūros, psichologų, iš įvairiausių šaltinių. Dar viena labai svarbi taisyklė, tai yra abiem tėvam kalbėti vienodą kalbą. Jeigu kartais mama kažką leido, tėtis ne, viskas, vaikas, o jėtų. Ir kuo mažesnis, tuo greičiau jis atsirenka pas ką, kokiu klausimu eiti. Tai aš kai sakau, kad ir kaip nepritari mamos arba tėčio sprendimu, vyro žmonos šiuo atveju sprendimu, patylėk tuo momentu, nueikit kažkur išsiaiškinkit, įsirėkit, jeigu reikia, bet ne prie vaiko. Vaikai labai greitai atskiria. Tai va čia tas yra toksai momentas, bet aišku, mūsų vėlgi, kaip mes buvom auklėti, ne? Ką mes atsinešėm. Okay. Lygiai, taip ir yra visiškai, nes aišku, kad ten turbūt išklauso arba leidžia kažkuriais momentais. Pavyzdžiui, dukra niekada neprašo nakvynės pas klasiokės iš manęs, nes man tai tu atrodai dar per maža. Nors jau 3 metai jinai nakvoja, bet visą laiką išleidžia. Bet kai išleidžia žmona, aš nieko sakau, viskas gerai, tai. Bet jo, čia yra visiškai turbūt mūsų jiems, nes kartais eina per abu pasitikrina tą patį klausimą ir tada sužino, kad čia yra bendra nuomonė, ne, turbūt, ne. Bet to mergaitės ir berniuko, būtent irgi lygiai taip pat mūsų šeimoje, aš esu reiklesnė dukrai, bet aš galvoju, gal aš matau modelį, kokį norėčiau, kaip aš augau, gal labiau nusimanau apie mergaitės. O berniukui aš esu šiek tiek lankstesnė, aišku, jisai mažesnis, o vyras labai reiklus. Ir jisai ateina paslaptis lygiai taip pat sako, mano netėčiui. Bet jūs pergyvenat, kad vaikas nepasakoja, mano vyras priešingai sako, tai gerai, tegu eina mamai pasipasakoja, sako, aš griežtesnis būsiu. Bet aš jam sakau, ateis laikas, kada tu gailėsies. Tikrai, man jau atėjo kažkaip, nežinau, man atrodo, aš su juo artimiausias labiausiai geriausiai pažįstu kažkaip, nes mes vienodi turbūt visų vidum, bet aš jo informacijos gaunu mažiausiai. Tai man. Bet gerai, šiandien bus pokalbis tikrai ir bus atviras. Nors visą laiką atviras būna, bet atviresnis nei visą laiką. O kaip šokėja, profesionalią šokėją, kuri dabar paauglystėje mokslų daug, čia galvota apie ateitį, kaip pamotyvuoti ją, kad nemestų, nebuvo atėjęs noras tiesiog sakyti, man ant tų mokslų ir ant tų sportų, ant tų šokių ir aš jau moku šokt, jau laimėjau, ką man reikia, dabar biški reikia pailsėti gyvenime arba. Tai aš ir esu ta, kuri iki šiol demotyvavo turbūt, nes aš pajutau, kad aš jau ir dirbti negaliu, man reikia nuolatos imti atostogas, krūva pinigų reikalinga tam, kad išlaikyti šitą sportą ir be viso to ten įvairūs niuansai, pykčiai su partneriais, su treneriais, viliojimai į kitas mokyklas ir visa
visa kita. Čia. Nu, žodžiu, povandenin- visiškai ne pagal mane. Ir man nepavyksta to padaryti, jinai šoka, jinai aiškiai tai rodo, kad jinai nori šokti ir aš jos tikrai iš ten neištrauksiu, jinai kaip ėjo, taip ir eis. Jinai turi savo kelią, jinai užsispyrusi. Dvigubas jautis, jaučio metais, jaučio ženklas ir nestosiu šiais skersais kelio. Aš galiu tik tai dabar džiaugtis jos rezultatais, patarti, padėti. Ir bandyti uždirbti pinigų daugiau. daugiau Sukneliam, bateliams. Čia yra vienas variantas. Turim variantą, kaip paaugliams nieks nieko nenori, sako man čia. Ką su tokiais paaugliais tėvams daryti? Nu kaip, tai aišku, jau mes turim spragą ir kurie klauso jaunesnių vaikų tėvai, tai jau turim spragą tų, kurie nieko nenori, tai klausimas, ką jie išbandė. Ir klausimas, kur jie išbandė, kas jiems nutiko. Nes aš dažnai girdžiu tokius momentus, kada, pavyzdžiui, leidžia kokį berniukai karate ar kažkur, jis ten gavo kažkokios truputį patyčios, gal buvo stambesnis, gal buvo kūdesnis, žinot, kaip būna, netitiko standartų. Labai paprasta. Gavo to tokio, ir jis iškart sako, aš nebenoriu, man nepatiko. Iš tiesų, tame aš nenoriu, visada slypi kažkas. Ir tą kažką reikia atrasti, nes ten nuėjo nepatiko, tada nuėjo į futbolą, nepajudėjo greitai, ką tu greičiau, žinot, kai vaikai. Aišku, taip, tai tu dar ateini nemokėdamas, pavyzdžiui, futbolo ten jau lanko pusę metų, jie visi ten kieti, žinai, tai ką jisai nemoka, neimamės jo ten ir viskas. Taip, neim, tegu jis įsėdė, atsarginis, viskas, 2 kart nuėjo, ten man nepatinka. Kas tas nepatinka? Ir dažnai išbando, tėvai neįsigilina iš tiesų į prasme, kas ten nutiko, gal negeras treneris, gal su juo nepakalbė, nesku negeras, bet gal neįsigilino treneris į situaciją. Daugybė atvejų ir tiesiog ateina tas toksai barjeras, aš tada niekur neįsiu. Aš nieko tada nenoriu. Mano pasaulis yra labai saugus mobiliajame telefone, tame socialinėme burbule, kuriame aš galiu, kaip sakau, išmesti iš draugų, kas man nepatinka, pridėti, kas man patinka ir stebėti tai, kas man patinka, kas man traukia. Ir tada gaunasi, jisai ten yra saugiam tam burbulė ir jam tikrai niekur nereikia. Tikrai. Ir dažnas atvejis, kada pas mane ateina tėvai 15 metų, sako, į tą akademiją, gal jūs dar galite su juo kažką padaryti, nes aš jau viskas, mes jau nieko nebepadarėm. Tai aš už tai visada ir rekomenduoju tėvam, leiskit nuo mažumės bandyti kuo daugiau. Jis vis tiek kažkur savo vietą atras. Ten nepatiks, ten, bet bandyt. Ir kai sakau, mano dukra turbūt viską išbandė. Aišku, būgnai jos liko gyvenimas, bet aš labai gerai atsimenu, į vienintelį dalyką, kur aš nevedžiau, kurį norėjau, tai buvo čiuožimas. Nesakiau, man labai bus šalta, lauk tavęs toj arenai, o daugiau viską leidau, šokius, tegul savęs ieško vaikas. Tikrai visi vaikai yra talentingi, tik tai mūsų yra pareiga atrasti, kurioje vietoje. Nu jo, bet jis gali būti ir karate talentingas, bet ta treniruotė viena, tai mums reikia ir kalbėti tada. Nu, važiuoju, mano sūnus buvo dainavime, puikiai jis dainuoja, bet... Vakar nuėjo, išmokau pusę dainos per tą vieną dainavimą, padainavo grįžęs, viskas fainai ir sako, bet daugiau neįsiu, nes ten labai nuobodu. Ir, kas tame slypi? Nuobodu, jis aktyvus, gal ten rimtai, jis sėdi, mokinosi tekstą. Ir ar, pavyzdžiui, nuobodu, tai jau yra tai, kad jis gali neiti. Tame nuobodu gali slypėti ir kažkas daugiau, bet galimai pataikė ant tos dainos, kur yra iš tiesų nuobodi, kur dainavo skirtingais balsais, kur... Labai baisi daina, iš tikrųjų, apie ropelę, dar kažką, kur jisai sako, kodėl negalim nuo normalios dainos mokintis. Tai galim reikia į džiazo trupę, kokį nors truputį pakeisti. Jeigu turi tame talentą ir jis nori dainuoti, reikia ieškoti kitų būdų. Tiesiog ten galbūt netinkama, ne choras jam yra, jam reikia gal 3, 4. Aš tai manau, kad reikia pakeisti. Ne? Nes jeigu nuobodu, nebus įdomu, jeigu po pirmos pamokos neįtraukė, tai gal po antros įtrauks, bet jeigu kelios pamokos iš eilės, tai aš tikrai neverščiau ir nekalbinčiau. Aš čia kaip į stovyklą nuvažiuoju ir prasideda jau 2 dieną kažkas negerai ir čia jau galima būtų kiekvieną dieną važiuoti pasimti, bet aš nevažiuoju. Nežinau, reiktų iš stovyklos pasimti vaiką. Su stovyklom, tai čia labai jautri tema, nes aš būtent vaikystėje nevažiavau į stovyklas ir nesupratau, kaip įmanoma vaikus ištremti į šitą baisų dalyką, bet mane ištrėmė vieną kartą ir mane ir brolį, tai brolis iškentėjo
pirmą dieną liepė paskambinti tėvam, kad akį skauda, Jo, žodžiu. 1001 būdas, kaip nebūti stovykloje, aš jau žinau, jau knygą galėčiau parašyti po praeitos vasaros. Bet mama nevažiavo, tada mes bandėm bėgti, šokom per tvorą, man plyšo kelnės, teko grįžti, žodžiu, tai mama atvažiavo pasiėmė brolį, o aš likau dar vienai dienai. Ir vis tiek aš iki tol, aš nesupratau, kaip įmanoma ten kelti 7, eiti keliais per mišką ir ką aš ten veikiu. Bet aš dabar pati darau stovyklas. Aha, okei. Ir atvažiuoja tokių vaikų, kurie lygiai taip pat jaučiasi kaip tu tuose stovyklos ir atrodo, viską gerai darai. Bet nei vienas neišvažiuoja su mama. Ne. Tai va, tai nes net važiuojam, tu mes pinigus sumokėjom, dabar savaitę turime, ne? Kaip reiktų daryti? Šiaip klausyto vaiko ten ar ne? 5 metai jau, kai turiu irgi stovyklas vasaros. Aš čia jūsų patirtim, gerai, aš tik. Taip, tai būna mažų kategorijų, yra didelių. Didelių tai paprastai problemų niekada nebūna. Didelius aš vadinu nuo 13 iki 16-17 metų, pas mane ir tokia kategorija yra. Tai su jais man įdomiausia ir smagiausia iš tiesų, bet su mažais taip atsitinka. Ir tai atsitinka tik todėl dėl ilgesio namam. Dėl, pavyzdžiui, kai kada atveža vaikus, kuriems pirmą kartą stovykla, o vieną atvedė man, sakė, aš niekur nesu nakvojus. O dievai, tai dabar man užkrovė kaip vadovui šitą naštą, tai patikėkit, kokiu atveju yra buvę, aš tikrai su viena mergaitė kiekvieną vakarą sekau pasakėlės su jos to meškučiu ir tyliai išeidau, kaip jinai jau užmiega ir ta sako, aš dar nemiegu, pareinu atgal ir aš atstodau mamą. Bet kadangi, turiu tą tokią, kažkaip tą meilę vaikam tokią matyti ir, gerai, būsiu dabar mama. Kitaip nebus, ne? Bet mano tikslas yra ne tai, kad, sunku, pasimkit, jei čia sunku, o perlaužti tą vaiką. Nes koks vaikas grįžta po tos savaitės, tėvai sako, wow. Aš nesupratau, kas įvyko, mano vaikas ir tapo savarankiškas ir pasikeitė ir taip toliau. Bet klausimas, kiek jam dėmesio suteikė. Jeigu kiekvieną vakarą įsiverkia ir su juo nieks neužsiima ir nepakalba, o taip pat tikėkit daug kainuoja. Aš praeitą vasarą su viena mergaitė 2 vakarus po 2 valandas sėdėjau. Aš apleidžiu kitus vaikus. Na, aišku, yra kiti vadovai, kurie užsiema, bet aš tiesiog skiriu labai daug dėmesio tam vienam vaikui, bet mano toks pamatinis tikslas, jį perlaužti gerąją prasme, duoti jam tą gerąją stovyklą prisiminti. Aš lygiai taip pat, po vienos stovyklos, kai mane nuvežė mama, man buvo gal 14 metų, kitą dieną mane pasiėmė. Nes man tai su konclageriu kažkokia susijuoja dabar su stovykla, ne? Dabar visi laikai pasikeitė yra. Ir aš manau, kad tėvam reikia būti kantriem, nes dažnai tėvai patys bekalbėdami, kaip tu mano mažutis, sunku tavo, ne? Kaip kalbėtų su to vaiku, ne? Kaip tu jį paruoši tai stovyklai, tai nuo to viskas ir priklauso. Labai dažnai tie vaikai skambina vakarė, kai baigsta visos programos, kai visą dieną nieko nereikėjo, viskas buvo gerai, grįžo į kambarį, ateina ilgesys, pasuksiu ir tada. Arba koks nors kambariokas verkia, mes jam liūdna ir tada visą ten masę šešiesi, visiems jiems liūdna, visiems reikia mamos. Treneris sakė, tai sako, dieną skambino nors kartą. Ne. Tai ir viskas, sako, taigi aš šalia viską matau, pasakysiu, jeigu reiks. Jūs nedarykit patys, sako, dalykų, nes, žinai, sako, čia tie tėvai man, sako, daugiau rūpešio nei tie vaikai sukelia, žinai, skambinėdami. Gerai, o jeigu įvyktų, arba, net nežinau, ar įvyktų, yra mokslai, šokiai, o daugiau kas nors įdomu dar, dukrai? Paaugliai, aišku, paauglėms daug kas įdomu turbūt, bet šiaip, pavyzdžiui, dar kam nors aistra yra? Kažkokios ypatingos aistros apart šokių turbūt nėra, bet jinai viskuo domisi. Jinai norėtų daugiau būrelių lankyti dar, norėtų dar ir dainuoti, ir dar kažkur eiti, bet, aš jau šitoj vietoj riboju, nes turi laikas būti ir savo, kažkaip ir poilsiui, ir šnekamės apie tai, bet jeigu labai užsispirtų, norėtų, tai turbūt leisčiau. Dabar jeigu žiūri, tai užsispirk ir leis. Ir leis. O veiklos galinčios padėti kurti ryšį su paaugliu? Yra tokios bendros veiklos su vaikais? Čia jau kalbam apie neužklasinę veiklą namuose? Sakykim, pavyzdžiui, kokią nors veiklą, kad, nes ką žinau, ką su paaugliu, tipo, susitinku, galima kalbėti apie jo ten, ką žinau, ką jis ten kažkur veikia, ne, apie draugus, apie jo kažkokią psichologinę, nežinau, čia vėl kiek šneka, ar kiek jau pridarei, bet ką galima veikti, kad tikrai tas ryšys kurtus. Būt kartu, eiti pasimatymus kartu, nežinau. Žinokit, panašiai. Vadinkim, ką aš pati taikau, tai jau dabar turbūt nesumeluosiu 7 metai, gal 6-7 metai, mes turime penktadienio popietę kartu. Pas mus yra tradicija, aš pasiemu po mokyklos penktadienį ir mes einame leisti laiką kartu. Kur jį leisim?
pizzą valgydami, nu, nedažnai aišku, bet tarkim, pizzą valgyti, ar miške vaikščiant, ar parke, ar į kiną eiti, ar dar kažką, svarbu turėti tradiciją, leisti laiką kartu. Ir jau jinai žino, kad tą penktadienį mes aptarsim tą ir tą. Tai nereiškia, kad mes šiokią dieną nebendravom be galo daug, bet mes turim tam tikrų tradicijų, tokių kaip, pavyzdžiui, prieš miegą, nesvarbu, ar jai dabar 15, ar jai ten buvo 8, aš visada pasėdžiu bent 10 minučių, nes tada atsiranda, žinot, kas prie tamsos daugiau drąsos. Įsijungiam šviesą ir tada atsiranda tas tvirumo valandėlė, kad, žinai, dar gal kažką per dieną nepasakiau, tai va dabar pasakysiu, padiskutuokim. Ir dažniausiai ištraukia tokias temas, kur žino, kad laiko daug nėra, nes reikia miegot, tai ištraukia tokias temas. Tai aš sakyčiau taip, pirmiausia, laikas kartu, bet aš vadinu laiku kartu kokybiškų laikų. Ne šalia sėdėti kartu scrollint mobiliakų, bet pasikalbėti. Ir aš visada, tėveliai, kai manęs klausia, aš visada rekomenduoju ir jums pasidarykit tokį testą. Kas ketvirtį, kaip turit laiką su vaiku, pasidarykit tokią profilaktinę apžiūrą. Tai yra, susėskit ir sakykit, žiūrėkit, padarom tą žaidimą. 3 pliusai, 3 minusai. Tu man pasakai apie mane 3 minusus ir 3 pliusus, kitaip tariant, ką tu manyje taisytum arba dėl ko, nenoriu minėti to žodžio užknisa, bet, kas tau užknisa manyje, pasakyk tos 3. Ir pasakyk 3, dėl ko tu mane myli labiausiai. Lygiai taip pat aš tau pasakysiu. Jūs išgirsit tiek, žinokit, jūs nustepsit, jums smegenis visai, nes jūs galvojat vienaip, o iš vaiko jūs išgirsit kitaip. Įsivaizduojat, pavyzdžiui, jūs esat girdėję 5 meilės kalbos, ne? Yra paauglių 5 meilės kalbos. Yra ten testas gale. Ir kai pasidarai testą, aš, pavyzdžiui, galvodama, kad mano dukters viena meilės kalba, pasirodo, ne, jos yra visai kita meilės kalba, nors kaip aš ją bepažinočiau. Tai turbūt labai svarbu, kiek mes to laiko kalbėdami apie kažką. Aišku, yra klausimynai, netgi, žinokit, paruošti, jūs galite rasti, ką su vaiku pakalbėti, nes mus dažnai pritrūksta, nes vaiko atsakymas, kaip sekės, gerai. Tai kaip su draugais gal kažkur, ne, normaliai. Jie nešneka, ne? Tai yra klausimynas net tam tikras pasiruošt, kaip išklaust, kad jis kalbėtų. Nes svarbiausia turbūt prakalbinti. Vat ir viskas. Tai va ta profilaktika 3 pliusai, 3 minusai, jūs pabandykit. Pabandysim. Dabar aš pagalvojau, kaip tu įsivaizduoji, kokius apie tave pasakytų, gerai, 1 minusą, 1 pliusą. Aš žinau, kad pradžioje iš vis nieko nesakytų, sakytų, mama, tu gera, o paskui, jeigu jau jis išnekėtume, tai turbūt, pasakytų. Nežinau, iš tikrųjų, reikės pabandyti. Labai įdomu. Pabandyk ir komentarę po šito video parašyti. Ir jūs pabandykit parašyti vieną bent jau geriausią pliusą ir netokį didelį minusą parašykit, nes galbūt didelio nenorėsit. O paaugliai perdega? Pavyzdžiui, buvo perdegus dukra, kad jau viskas smegenis kaista nuo šokių, mokslų ir ką tada darėt, pavyzdžiui? Emilija mano yra nekalbi, jinai matos tai labai daug kalbantis, Emilija nekalbi ir jeigu aš jau pamatau, kad jinai parėjo namo, užlipo laiptais ir taip jau net nešusi bučkę nuėjo į savo kambarį, tai jau aišku, kad kažkas atsitiko, bet jinai laiko iš paskutiniųjų, ir tada jau pakviečiu pas save, atsisėda ant lovos. Kas atsitiko? Ir tada prapliupsta verkti jau. Pavargau, skauda, susipykau, dar kažkas atsitiko. Verkė ilgai, apsikabina kartą, netgi buvo taip, atsigulė ant krūtinės, ant pilvo, čia maždaug taip, ir užmigo. Tai buvo visiškai iškrova. Ir svarbiausia pastebėti turbūt laiku, kad tam vaikui yra blogai, priglausti, leisti verkti, paverkti kartu ir parodyti, kad ta problema iš tikrųjų, tuo metu buvo didelė, bet jinai išgyvenama. Nes man ir praeitą savaitę kažkaip po kvadrato dukros ten mačiau, kad grįžo, pataikė su kamuoliu į galvą, bet galvojau, ar tikrai tiek. Ir kai prasidėjo, tada viskas tik reikėjo ištraukti kamštuką ir tada niekada tas kvadratas nesiseka, tada niekada ten nepriema, tada manęs nenori, aš ten nepagaunu ir prasideda tada draugai, tada tas kvadratas žiūri, kad čia tik tai pretekstas buvo, nes čia jau yra kompanijos kažkokios ir realiai gali labai greit sustabdyti, sakyti, čia įsibūk, bet gali būti ir tą momentą, čia ir yra turbūt tas momentas, kada gali gauti tiek informacijos iš vaiko ir jam parodyti, kad tu esi šalia, kad visą laiką gali tave įsikniaupti, įsiverkti ir kad čia yra uostas saugu. O gali čia labai gerą temą jūs palėtėt, kas yra labai labai svarbu, ką irgi išgirdau. Matot, pas vaikų pasaulyje jų problemos mums atrodo juokingos.
Bet jiems jų problemos yra lygiai tokios pačios svarbos, kaip mūsų suaugusių problemos. Ir jeigu mes tas problemas nuvertinsim 1, 2, 3 kartą, jis nebesakys. Jis sakys, jis eis ieškoti pagalbos, kas tą problemą supras. Dažniausiai draugai, o tie draugai ne visada norės linkėti gero. Jo, ta mokytė tokia, jo, tėvai tokie. Aha, ir aš taip sakau. Tai kai sakau, būkime mes ir ta kiekviena vaiko išsakyta problemytė, ne, mums atrodanti tokia, susipyko su draugu, baisiai čia, o Dieve, rytoj jau susitaikysit, viskas, nuvertinimas problemos, bet jeigu jūs jau, o dėl ko susipykot, o kodėl nesusikalbėjot, patart tam tikrus dalykus, vaikui iš karto akis atsivers, tai va čia yra tobula, kada sugebėjimas prakalbinti, ne, ir supratimas, kad jo ta problema yra iš tiesų jam labai svarbi. Na, man irgi buvo, čia irgi prieš porą dienų jinai atsisėdo prieš šokius, pradėjo verkti, sako, anglų mokytoja pasakė, kad vyksime į miestą ir nesupratau laiko, kada mes vyksime, aš neparašiau namų darbų ir jinai taip verkė, ta problema buvo tokia milžiniška. Gerai, sakau, pasiūlyk 3 sprendimo būdus, ką mes galim su tuo padaryti. Man parašyti raštelį mokytojai, parašyti tą dienyną, paskambinti galų gale. Ne, netinka šitie visi variantai. Leisk man, sako, neiti į anglų pamoką, nueiti į tualetą ir paruošti namų darbus. Na, leidau. Jinai pasiūlė pati sprendimo būdą, jinai pasimokė, jinai padarė tos namų darbus, ateis atsiskaitys. Tiesiog norėjo daryti kaip nori, bet norėjo gauti leidimą. Bet aš jį leidau, nes jį yra atsakinga. Be viso to mano dukra, dar pamiršau paminėti, ji nuolatos patiria patyčias, ji nuolatos yra šokiuose kritikuojama, kad liekna, kad per ilgos galūnės ir tai daro ne tik vaikai, tai daro treneriai, tai daro mamos. Galiu pasakyti, kad vaikai tai daro žymiai mažiau, jie tiesiog ateina ir pakartoja toks jausmas savo tėvų žodžius. Tu netinki tam, tu netinki anam ir jinai tai girdi nuolatos. Aš stebiuosi jos stiprybę, kad jinai grįžta, pasijuokia, papasakoja, sako, vėl ta storulė man sakė, kad aš čia tokia, anokia, trečiokė. Bet kadangi aš vaikystėje tai patyriau ir pirmąjį sijoną aš užsidėjau būdama gal 14, kai vienas brolio draugas man pasakė, kad einam į parduotuvę, aš buvau su sijonu namuose ir tik namuose. Ir sakau, tuoj persirengsiu, sako, ko persirengsiu? Sako, einam taip, kaip dabar apsirengus ir kažkaip man kaip ranka nuėmė. Tai aš stengiuosi, kad jinai visiškai, net kaip nuo žąsies vanduo nuplauktų ir pasitikėtų savim. Aš nuolatos įkartoju, kad jinai graži, kad jinai normali, kad jos galūnės ne per ilgos, kad jinai šoka puikiai ir matau, kad tai veikia. O kaip rimtai, įmanoma kalbėti su vaikais, kurie, pavyzdžiui, išgyvena patyčias? Ką galim pasakyti vaikams tokiems, kad suprantu, pavyzdys, kad ir man tai buvo, turbūt jis padeda, jeigu realiai tau buvo, žinai, ir tu turi ką pasakyti. Bet šiaip, kaip padėti tikrai, nes aš irgi matau, kad realiai kartais tos patyčios yra iš viso apie nieką, nes tas vaikas tiesiog, reikia prisikabinti, arba ten to vaiko tėvai nemėgsta manęs ir dar jie tada sugalvoja per šitą pasakyti, jau ten, tai, o kaip ta akinė man... Ta prasme, ir tada viskas pereina į tą ir aš suprantu, kad čia visiška nesąmonė, bet vaikui tiek skaudu ir atrodo, tu kalbi ir vis tiek ten labai skaudu. Tai įmanoma kažkaip sakyti, kalbėti, ar čia reikia nuolat kartot, kad ne. Čia yra nuolatinis darbas. Čia vienas nėra vaistų ir piliulės, dėja, taip nėra. Ir tą, ką girdžiu, tai toks visas, kad panašiai kalba tas, ką kalba apie mano dukrą, nes mano Fausta yra beprotiškai kuda, tikrai labai kudutė mergaitė, smulki ir visa kita, ir jinai nuolat gauna patyčių. Bet žinot, dabar, kai auga, kai mažas vaikas, kai maži vaikai sako, tu kuda, o ta kuda džiūsna, kažką, ne? A jau po to, kaip auga paauglystė, prasideda tokia, subtili kritika. Maždaug... matai, tau taip nepasisekė, žinai, kad tu tokia, bet nieko, žinai, gal tu užaugsi, viskas bus normaliai, ne? Arba pasako ten kažkokį, tai pavyzdžiui, galėtum biškį didesnį užpakalį turėti, žinai, gal tau geriau būtų. Arba pavyzdžiui, žinai, o tu valgai šiaip tu valgai ar ne?
Tu namie Čia mano šiptau? visi, šitos klausimus aš nuolatos vaikystėje. Aha. Ir, žinot, aš pasakysiu taip, kadangi mus tai lydi tas, vadinkim, toksai kūdumas, nes tai yra genetiškai, tikrai mes abu su vyru buvom tokie, ne? Ir tai genetiškai, tai, žinot, aš visada nuo pat vaikystės, visada svarbiausi tokie dalykai, kaip vaikui kartoti, kad paprastai žmogus, kai tave kritikuoja ar kažką sako, tai greičiausiai slypi jame kažkokia tai problema, ne? Ir taip yra, ir mes suaugę dažnai apkalbam to, ko mes neturim, mes mėgstam labai apkalbėti kažką, ne? Ai, tai ten netikra, ten kažką pasidarė ir taip toliau. Tai aš pirmiausia visada, ką kartoju, tai yra, jeigu tas vaikas sako, tai greičiausiai tai slypi jo kažkur tai vidiniam pasauliu. Antras dalykas, tai ugdyti vaiko tą pasitikėjimą savimi. Tai yra savivertę auginti, o savivertę mergaitėm augina ne mamos, o dėja tėčiai. Tėčiai, sakykite mergaitėm, aš nuolat tą kartoju, tėčiai, sakykit nuolat mergaitėm komplimentus. Nes taip ugdosi jų savivertė. Ne mamos, o tėčiai, įsivaizduojat, viešojo erdvėje. Ir turbūt dar vienas labai labai svarbus dalykas - mokėti iš savęs ir pasijuokti. Ir aš visada tą dukrai sakau ir beje, jeigu jin tą panaudoja, sako, žinok, labai veikia. Pavyzdžiui, kaip toks dalykas, kaip ten kažkur sako, nu, pas mane tai dar krūtinės tos nėra dar tokios, bet užaugs, ne, užaugs, nugi sako. Jo, kaip užpakalis per laiką. Taip, reiškia, jeigu tu sugebi pats iš savęs pasijuokti, aš kaip visada sakau, nu tikrai labai stambus žmogus, man labai patiko vieną kartą, eina vienas žmogus ir sako, nu žinokit, pas jūs tai durys čia kažkokios siauros, aš tai nepraeinu. Viskas, niekas niekada apie tą žmogų nepasakys, kad jis yra ten stambus, storas ar dar kažkoks. Tai mokėjimas iš savęs, mokinti iš savęs, irgi pasijuokti, nes tada tai tampa neutralu. Nes kai kas tai sakydamas nori sąmoningai tave panervuoti ir paerzinti. Jis laukia iš tavęs reakcijos, ašarų, nuoskaudos, pykčio. Tai provokuoja vaikai. Ir ypatingai tai tarkuoja talentingus vaikus. Nesgi jis yra dėl kažko pranašesnis, tai man reikia tada kažkaip tai suvaryti, kad jis toks nebūtų, kai jis būtų toks kaip aš. Vienodam lygi. Bent jau. Bent jau. Jeigu neprastesnis. Ok, nu gerai, pabaigai. O Emilija turi su mama svajonių į ateitį? Kažką jau, pavyzdžiui, jinai pasvajoja, kokia jinai norėtų būti užaugus, ką jinai norėtų daryti ir kalbat apie tai jau? Kalbam ir jis savo ateitį sėtų su šokiais, jinai norėtų mokyti vaikus, jinai kelionėse bando su tais pačiais animatoriais padirbėti, pabūti, pamokyti, jinai važiuoja į mano stovyklas, jinai ten surenka vaikus, juos mokina šokti, visi vaikai išvažiuoja mokėdami šokti, tai nežinau, ar nepasikeis, bet ten, kur jinai links, aš jai padėsiu linkti ir duodu visišką laisvę, absoliučiai. Čia jos gyvenimas, jinai turi, mama tik tai šalia gali būti patarėja ir padėja. Laura, kaip karjeros? Nežinau, jau paauglystėje reikia žiūrėti, kas nori būti, ką? Ir kaip pasirinkti tada, gal jau galima pasirinkti, aš jau turiu paauglį ir jau mes gal galim žinot, kas jisai bus, kad nereiktų ten prie kalėdų stalo atsakyti močiutį, kad ten teisininkas, ten daktaras, ten dviratininkas. O čia irgi labai plati tema. Ir galiu pasakyti tik tiek, kad dažnai atsiranda tokiu atveju, kada ateina pas mane tėvai su vaikais darytis karjeros konsultaciją ir man baksnoja šonu ir sako maždaug, jūs nori būti muzikantas, galite jūs perkalbėti, kad normalią specialybę gautų. Tai visokiu atveju, sakau, tai ne tuo adresu atėjot. Aš bandysiu ieškoti iš testų, iš įvairių pagalbos, kur jo širdis, kuris geriausiai jausis. Ir aš pasakysiu taip, nereikia labiausiai orientuoti vaiką į karjerą pagal jo dalykus, kurie jam sekasi. Kurie patinka taip, bet kur sekas nebūtinai. Ir tai yra didžiulė klaida, nes aš žinau krūvą menininkų, matematikų ir taip toliau ir panašiai. Taigi aš ką rekomenduočiau tėvam stebėti savo vaiką, bandyti jam save realizuoti įvairiose srityse. Jeigu jis jau sugalvojo vieną ar kitą dalyką, ką jis nori daryti, duoti išbandyti vasarą, duoti išbandyti jam pasėdėti prie to žmogaus profesijos, taip toliau, jeigu, tarkim, nesitelkia karjeros konsultanto ir klausyti savo vidinio balso. Nes kaip žinia, pati kalbindama daug tokių žmonių, kurie daug gyvenime pasiekė, žinot, ką jie atsako dažniausiai? Kad mano vidinis balsas, kai aš buvau 10-12 klasiai, sakė tiesą, ko aš noriu būti. Bet aplinka mane sudorojo, net už tokį teisę. Ne, tai mes tėvai į teisę, močiutė tu būk gydytojas, draugai sako, ne, varom inžinierė, visi kartu čia, kad pabūsim. Ir tas vaikas, kur jam pasidėti ir dažnai nepataiko. Ir po to ieško savęs po 5-10 metų. Aš labai gerai suprantu.
Realiai tai 8-9 klasė labai norėjau aktorinį, tiesiog jau žinojau, kad visiškai stosiu ir čia bus mano, bet tuo metu žaidžiau krepšinį ir Kaune nelabai aktorių su krepšininku galėjo būti vienoje scenoje, bent jau taip mano chebra neleido arba mano komanda, dėl to aš lankiau kažkiek slaptai, bet tai neišdegė galiausiai. Ir dabar aš suprantu, kad žiauriai man patinka vaidinti, patinka tie visi dalykai, patinka, kas yra kine. Mano gyvenimo dalis buvo ten, kažkaip mane nuvedė iki ten, aš esu ir serialuose pabuvęs ir režisavęs juos ir vis suprantu, kad ten toj 10 klasėje aš realiai tikrai žinojau, kur man labai gera ir kur man patinka dar vis dabar, nes ir dabar man pabuvus aikštelėse, man gera ten būti, reiškia yra kažkas, nesijaučiu, kad aš to nepasidarau, aš jau radau kaip save realizuoti, bet matyt, reikėjo nemasiai pasiduoti, bet ką aš žinau. Arba turėjo galbūt šalia būti tėvai, kurie irgi turėjo išgirsti, bet tuo metu čia tik mano buvo, nei aš tėvam pasakojau, ko aš noriu, lygiai taip pat tą burelį slaptai lankiau nuo tėvų, nes čia tokia mano tipo paslaptis buvo ir viskas. Ir kai reikia stot, aš žaidžiu krepšinį ir sako, jūs labai gerai žaidžiat krepšinį, norime jūs paimti į KTU, sporto inžinerija, bus labai gera profesija, pamatysit, kiek uždirbsit. Aš imu chemiją, fiziką, aš nesimokiau šitų dalykų. Aš po pusės metų išėjau iš to KTU, aš supratau, kad aš nei braižybą, aš nematau vizualiai dalykų ir kodėl aš čia esu, kodėl man pasakė, bus 2 geri pinigai, žinai, ir kartais vaikui užtenka, kad pasakytų, gerai gyvensi, čia stok ir čia, žinai, arba visi mes čia stojam, būsim hebra, tai po 12 visi, žiūrėk, 6 ir viskas, ne, tai reikia nepamesti, reikia žiūrėti, kas vaikui patinka, duot kuo daugiau pabandyti, išbandyti. Laimingiausi vaikai, aš manau, tie, kurie atras save, aš pati lygiai taip pat irgi žinojau, kuo noriu būti, skaitydavau orus, juos įrašinėdavau. Mama mano buvo žurnalistė, aš važiuodavau į visas įvykio vietas, kartu su ją gyvenau Panevėžy, tai ten įvykių buvo normaliai. Tai, bet kai atėjo laikas rinktis, aš neįstojau į žurnalistiką ir mama man liepė mokytis kitą specialybę, kurioje iškart dėstytojai suprato, kad aš nežinia, ką ten veikiu. Ir aš pirmame kurse pradėjau dirbti, įsidarbinau ir iki šiol dirbu savo mylimą darbą. Žurnalistės be diplomo. Taip. Nes kiekvienas mes pasiekėm vienais ar kitais būdais. Lygiai taip pat sakau, aš dirbau režisierium ir vaidinau serialuose lygiai be tų pačių diplomus, tom pačiom lietuviškom žvaigždėm ir lygiai taip pat gerai jaučiausi ir pasigloščiau savo ir tada, žinai, ramiau pasidarė, nes iš tiesų tada, nežinau, plėšyčiaus dabar. Gal būčiau įstojęs kur nors ir mokęs, bet jau gyvenimas turbūt paauglystėje lengvesnis yra pasirinkimams, ne? Ar galim bet kada rinktis? Bet kada. Galim bet kada, supratau. Čia tik noro ir motyvacijos. Tai dar kartą labai ačiū, kad atvykot. Temos plačios, paauglystė, karjeros ir viskas, tai mes turėsim tikrai dar ne vieną temą. Kai aš dar priauksiu, tai iš vis tada turėsim, nes aš turėsiu ką ir savęs paklaus, kol kas aš esu pirmoji toj, kaip ten. Paauglystės etape pirmajam paauglystės etape, kuris mane irgi jau pradeda būginti pabiškai iš tikrųjų. Tai ačiū, mėly žiūrovai, taip pat, jeigu turit klausimų, galite iš karto parašyti komentaruose arba susirasti mūsų viešnias socialiniuose tinkluose, pavyzdžiui, ir užduoti klausimus. Jeigu reikia karjeros, eikit, išsiaiškinkit, darykit viską, ką norit ir kur jaučiat, kad jūsų širdis, nes po to gali neužteks motyvacijos nueiti į aktorinį, pavyzdžiui. O dabar pasikalbėsime apie kūrybinių rinkinių, kurie skatina vaikų kūrybiškumą, užimtumą, naudą, nes pas mus studijoje vieši edukologė Jovita Starkutė, su kuria ir aptarsim, kaip to žaislus įsirinkti, kad būtų ne tik tai gražus, ten ne tik kad į trendus pataikytų, bet kad būtų naudingi, žodžiu, ir mūsų vaikams padėtų. Bet pradžiai, galvoju vis tiek, ruduo bėgėjasi, artėja žiema, vis daugiau laiko praleisim vėl namuose. Ką ten veikti, kad neišprotėtų tais vaikais? Labą dieną, Simonai. Taip, iš tikrųjų, tema artėjant rudeniui ir ypatingai žiemai tampa labai aktuali, nes daugelis tėvų pradeda galvoti, tai ką čia nuveikus grįžus po visų pamokų ir po darbų, kai iš tikrųjų netgi ir tėvams tas energijos kiekis būna gerokai sumažėjęs. Daugelis tėvų griebėsi fizinių įvairiausių veiklų, keliauja dar į lauką, grožisi, gėrisi paskutiniais saulės spinduliais ir renka rudens gėrybės, kurias panaudos žiemos vakarais, bet iš tikrųjų ir
norisi tokių koncentruotų, disciplinuotų, lavinančių veiklų, kurios iš tikrųjų padėtų ir mokykloje, darželyje vaikams susikaupti, geriau jaustis, nusiraminti ir pasiruošti kitai darbo dienai. Tai tikrai reikalinga ir, rekomenduojama fizinį aktyvumą derinti su ramiom, harmonizuojančiom veiklom namuose. Oho, ir tokios veiklos gali būti, aišku, turbūt kūrybiniai rinkiniai, ne? Ir čia kaip tik mes turim Nebulous Star and Dinos Art kūrybinius rinkinius, dideli, tikrai kiekvienas vaikas nudžiugto, ne, tokį gavęs. Kuo jie ypatingi, gal galim pašnekėti? Taip, galim iš tikrųjų pradėti nuo pačios pakuotės, kurios vaikus labai sužavi. Juose daug įvairiausių dalykų, kuriuos vaikai patys gali susikurti. Taip pat juose daug smulkių dalykų, kuriuose jie gali ir lavintis, ir mokytis, ir tas sukauptas žinias, vėliau nusinešti į mokyklą ir jas panaudoti kitose srityse. Šitose kūrybiniuose rinkiniuose slypi ne tik tai graži pakuotė, daug visokiausių daiktų, bet ir daug edukologinių, pedagoginių dalykų, kuriuos kartais tėveliai pirkdami, turėtų žinoti. Visų pirma, kūrybiniuose rinkiniuose yra daug užslėptų dalykų ir atsakymų, kodėl vaikams reikia lavinti vieną ar kitą sritį, ką vienos ar kitos priemonės gali nunešti ir padėti mokykloje vėliau. Jo, pavyzdžiui, sakykime. Pavyzdžiui, kad ir tie patys blizgučiai ar karoliukai, kurie iš tikrųjų žavi mūsų mažylius, juose iš tikrųjų daug yra smulkiosios motorikos. Vaikai juos čiupinėdami, klijuodami, atsirinkdami spalvas, galvodami, kaip dekoruoti, lavinama savo smulkę motoriką. Mes žinom, mūsų pirštukuose slypi kalba. Kuo mes daugiau dirbam su pirštukais, vaikai dirba su pirštukais, tuo labiau lavėja jų žodynas, lavėja kalba. Lygiai taip pačiai, kuo jie daugiau dirba su pirštais, tuo labiau jiems sekasi laikyti rašiklį, o vėliau pirmoje klasėje ir geriau mokytis rašyti. Wow. Tai va čia blizgučių temą turim, iškart kažkokį Nebulous Star Constellafetti. Dieve, kokio gražaus pavadinimo daiktas. Tikrai taip. Gerai, tai čia mano pirštukam viskas, tai jau jie neišlavinti, ar kaip yra. Ką galit pasakyti, norit palaikyti, pasižiūrėti, ką mes čia turim per daiktą? Šitą rinkinį mes jau ir laikėm ir prieš, ir šitas rinkinys yra tikrai labai daug visko pridėtas, jisai labai žavi, ypatingai jisai gali būti naudojamas šeimose, kuriuose yra 2, 3 ir daugiau vaikų. Pas mane, Tikrai taip, nes gali dirbti visa šeima, o ar tėvelių pirštai išlavinti irgi labai gerai pasitreniruoti, išsipakavus ir pabandžius paklijuoti. Ir tikrai daugelis tėvelių sako, kaip čia sudėtinga, kaip čia reikia tiek kruopštumą. Tai dėl to labai gera priemonė tėvams irgi pailsėti kartu su vaikais, dirbant prie tokio didelio ir gausaus rinkinio. Ir gali pasidaryti amuletuką kokį savo laimės, pakabinti ir taip, apyrankės, pakabuką, papuošalus įvairiausius ir taip toliau. Čia turbūt dar nėra visko, ką gali pats sugalvoti, žinai, tai vaikai man nuostabus, kad jie dar sugeba patys prikūrybinti ant viršaus. Labai smagu, bet man labai įdomus dar tas rinkinukas, kuris yra čia už mūsų, nes tai ne tik, kaip suprantu, žaislas, Nebulous Stars Firefly Lantern. Wow, kas čia? Šviečia. Vaikai jame pamatytų labai daug, kartais tai, ko suaugusie nemato. Visų pirma, tai yra ir konstravimo priemonė, nes žibintą reikia susikonstruoti, reikia sugalvoti. Žiūrint instrukciją, galima ir paimprovizuoti ir susikurti savo, su savo detalėm, su savo spalvom norimą žibintą. Visų antra, tai yra meninė priemonė, kuri lavina koncentraciją, susikaupimą, spalvų pažinimą. Ir, vaikai po visų žaidimų keliaujant miegoti, ypatingai tame amžiaus tarpsnyje, kuriam ir skirtos šitos priemonės. Kokio amžiaus mes kažkaip? Nuo 7 iki 10 maždaug, bet iš tikrųjų šitą priemonę galima naudoti ir su mažesniais vaikais. Ir kodėl? Todėl, kad keliaujant miegoti, vaikai dažnai bijo tamsos.
Jie nenori vieni, jie nori, kad mama ir tėtis būtų kartu, tada pradeda galvoti, kad kažkas po lova yra ir iš tikrųjų... Nėra po lova, man atrodo, kad yra. Reikėtų pasišviesti, pasidarant tokį nuostabų žibintą ir paieškoti, nes dažniausiai nieko ten nebūna. Ir, tokį žibintą susikūrus, kartu jį užsidegus su vaikais, keliaujant miegoti, tai gali būti tokia ir nusiraminimo priemonė. Ir dažnai, kai patys vaikai gamina, vertina labiau negu kokį šviestuvą. Net pačiam įdomu. Gerai, gal kada ir man ateis. Kada mums iš tikrųjų nepatikrinti, jeigu ne su vaikais, ne? Nes žaislų, kurių neturėjau, bet labai norėjau, tai aš per vaikus juos patikrinu ir vėl pasidžiaugiu. Turbūt taip tas yra antras etapas, kai jau galim leisti, ko galbūt savo vaikystėje neleidom. Kitas dar, Dinos Art, man labai, ta prasme, žinomas prekės ženklas, nes turiu dinozaurų mylėtoją namie. Tai ką apie juos? Taip, šitas iš tikrųjų rinkinys yra labai labai puikus, kruopščiam, atidžiam, koncentruotam darbui su vaikais. Šitam rinkiniui tikrai reikalinga ir tėvelių pagalba, dėl to, kad dedant pagal trafaretus savo norimą objektą, vėliau reikia, uždėti tokį šabloną ir išlyginti, kad tie visi karoliukai suliptų. Ir tai vaikams tarsi būna tikrai toks didelis eksperimentas, kaip jie čia sulimpa, kodėl jie čia sulimpa. Ir, dinozaurai tikrai vaikų mėgiama yra tema, tai yra mylimas herojus, bet su šituo rinkiniu galima ir improvizuoti. Pavyzdžiui, raidės mokytis, ypatingai pačioje pradžioje, kai vaikai dar sunkiai įsimena raidės, galima ir raidės susidėlioti, susilipinti ir pasidėti tas raidės, galbūt savo vardo raidės, mamos, tėčio raidės. Šitas visas, kūrybinis rinkinys leidžia labai vaikams stipriai improvizuoti. Kartais netgi pačioje pradžioje rekomendacija neduoti jokių trafaretų, o leisti patiems vaikams kurti ir taip išjausti vakarais, susikaupusias emocijas, galbūt kažkokias situacijas, nepamiršti kalbėtis, nes daugelis kūrybinių rinkinių nėra vien tik tai rinkiniai patys savaime. Mes dažnai daiktams, kuriuos nuperkam patys, suteikiam prasme. Paduodami vaikams rinkinį, tikėtina jie ir žaisti, ir užsiims trumpiau, jeigu mes kartu būsim šalia ir kalbėsimės, klausim apie tai, ką jie mąsto, ką galvoja, mes tą žaidimą patys pratesim ir suteiksim jam daugiau prasmės. Ir tie pasidaryti gaminiai, jie vaikams suteiks didesnę rolę. Bet čia 3D visokie dalykėliai, aš galvoju, aš atsimenu, kur ten kažkokią širdutę padarydavau, su lygintuvu užlyginu ir tai jau buvo tipo stebuklas ir wow, kaip fainai padaryti. O čia matau ir vulkanas ir dar visokių prisidarai. Labai 4300 plus ten turbūt detalių, ne? Wow, fainai. O kas šalia dar? Šitas, čia jau piešimo reikaliukai, ar ne? Taip, iš tikrųjų, šiame amžiaus tarpsnėje vaikai labai mėgsta spalvinti ir piešti, atranda įvairiausius flamasterius, pieštukus, kreideles ir daugelį kitų piešimų, dėl to, kad iš tikrųjų tai yra svarbu, nes lavinama rankytė, jinai duoda iš tikrųjų stiprių rezultatų po to pačioje kūryboje, dirbant įvairiausius kūrybinius rinkinius. Ir čia iš tikrųjų irgi yra su tokia LED lempa. Tracking light pad. Taip, kur užsidedami trafaretai ir vaikai patys gali perpiešti norimus savo herojus, įsijausti į tų herojų situacijas, kaip jie čia keliauja miškais, kaip jie čia sutinka savo kitus draugus dinozaurus ir kartu su jais, patirti nuotykių. Ir jeigu šalia yra tėveliai, kurie irgi nori kartu keliauti su dinozaurais, tai čia galima kurti ir istoriją, kur jie keliauja, ką jie sutinka, ką jie patiria, kokį nuotykių ir galų gale tas istorijas nusinešti į lovą prieš miegą ir pratęsti tos pasakojimus, taip išlaisvinant vaikų fantaziją, vaizduotę. Ir šiaip niekada nevėlu piešti. Man tai, pavyzdžiui, tos ir spalvinimo knygelės visokios aš paimu kartais, kai jau vaikai mokykloj, bet turbūt ir su vaikais daug smagiau kartu piešti, bet šitą aš norėčiau, o kažką galime išbandyti iš vis, ką? Visiškai, mes šitą rinkinį ir išbandykim kartu. Labai gerai. Ir pabandykim, kaip jisai veikia ir ką jis mums duoda. Wow, tai įsijungiam šviesą, iš karto įsijungiam ir dar prisiminiau apie šitą, nes pamačiau ir man buvo labai įstrigę, kad čia įsideda žvakutę ir šiaip atrodo, kad kaip vulkanas tikras. Tai dar labiau skatina kūrybą, kai tu dar gali įsijaust labiau, man tai tas vidiniai tie žaidimai labai patinka. O šiaip gal žinai, kodėl dinozaurus vaikai mėgsta?
Tikrai, na, čia toks improvizacijos dalykas, bet vaikai dažniausiai mėgsta dėl to, kad dinozaurų nėra, jų negalima iš tikrųjų pamatyti, apie juos mes žinom labai daug istorijų ir dėl to, kad, na, vaikai su jais gali keliauti ir patirti daug nuotykių, sužinoti, kas yra lava, kaip užkurti ugnikalnį ir kodėl, pavyzdžiui, labai vaikams patinka tas ugnikalnio visas momentas, dėl to, kad patys eksperimentai, kaip išsilieja lava, kas nutinka su dinozaurais, jiems yra, na, visai toli nuo realybės. Ir noks fantazijos pasaulis. Tai va, ir Aurimas Valujavičius fantazavo, kol nuvažiavo tos ugnikalnius ir patikrino. O dabar mes galim pafantazuoti su Dinosart ir su ta lenta, kuri šviečia. Vau, čia iš tikrųjų labai smagu. Turbūt smagu, aš nežinau, niekad kaip seniai piešiau kažką. Vau. Geras jausmas grįžus po darbų. Aha, turbūt. Parelaksuoti. Aš žinau, o kodėl vaikai mėgsta spalvinti šiaip, ką žinau? O dėl ko suaugusieji mėgsta spalvinti? Dėl to, kad jie iš tikrųjų nusiramina, nugrimsta į save, apgalvoja dieną, apgalvoja tam tikrus momentus, kas įvyko dienoje ir leidžia nusiraminti. Tas piešimas ir toks vedžiojimas ar spalvojimas, spalvų pasirinkimas yra buvimas čia ir dabar. Ant linijos užvažiavau. Eik, tu savo viską sugrioviau. Žodžiu, kol mes spalvinam, jūs bėgat į mūsų apačią šio video ir pasižiūrit visus mūsų žaislus, galite apie juos paskaityti, rasit, kur juos rasti, įsigyti. Tai ačiū labai, Jovita, ir, nu ką, mes tai turim pabaigti, ne? Ir šiaip pradėtus darbus reikia pabaigti ir aš labai dažnai sakau vaikams paspalvina ir numeta, kai čia irgi kažką ugdo, ne? Reikia pabaigti, tai ir pabaigime mes, o iki pasimatymo. Veleda – natūrali apsauga nuo pradžios, laiko patikrinta, patikima, iš ekologiškų medžiagų pagaminta vaikiška linija su medetkomis.